Sveiki, gerbimieji klientai mūsų ir žiūrovai šio kanalo. Dabar aš truputį noriu pakalbėti apie naujienos, kokios yra naujienos rinkoje, būtent dėl šilumos siurblių, kadangi jau ateina ruduo. Jau atėjo, galima sakyti, tikras ruduo. Ir jau žmonės šildo savo būtus, savo patalpus, savo namus. Tai jau, kas dar nespėjo įrengti įrangą, aišku, dar ne vėlu. Ir dėl to aš noriu jūs susipažinti su naujiena. Taip, dabar mes matom mūsų puslapys komfortobustas.lt. Dabar žiūrėsime, čia puslapis gana patogus, patogiai naudotis. Ir dabar žiūrėsim šilumos siurblys oras vanduo. Spaudžiam šilumos siurblys oras vanduo. Po to filtruoti, tarp filtrų mes matom, kada atsidaro langelis, kad labai daug gamintojų mes prikiaujam, taip? Tai įranga iš skirtingų gamintojų. Dabar rinksim, žiūrėsim būtent naujieną iš Midėjos. Spaudžiam Midėjam, tai Midėjam. Ir Midėją reikia žiūrėti monoblokai. Būtent dabar kalba bus apie monoblokus naujieną. Taip, atidarom monoblokus. Monoblokai ką tik nesenai, gal prieš kokią savaitę, tik atvyko į Lietuvą. Tai kad čia tikra naujiena. Į ką mes matom? Mes matom monobloką, gražios juodos spalvos. Tai pasirinksim, matom skirtingų galingumų, jo yra 14, 16 kW, 10, 12 ir 8. Populiariausias gal būtų 8, nors 10 irgi gana populiarus, pavyzdžiui, 8 kW. Tai čia jeigu pas jūs kokie 110, 100 kvadratų namas, tai šitas variantas daugiausia tokių kvadratų ir būna, apie 100 kvadratų, tai gal tada atsidarom šitą 8 kW. Tai monoblokas, kom skiriasi monoblokas nuo split sistemų, pas mane jau yra video, kur įrašyta, aš truputį daugiau papasakoju apie tai. Trumpam galiu priminti, kad monoblokas čia yra, kadangi vidinis ir išorinis blokas yra vienam bloke. Tai split sistema, kuri daugiau populiaresnė iki šiol buvo Lietuvoje. Tai čia vienas blokas lauke stovi, kitas blokas yra viduj. Viduj gali būti blokas su integruotu boileriu. Toks atrodo kaip didelis šaldytuvas, o gali būti tiesiog dėžutė be integruotų boilerių. Tai monoblokas reiškia vienam blokė viską yra. Viduje pas jūs nieko nebus, ta prasme. Nebent jūs pakabinsit boilerį, kad šildytis, pagaminti karštą vandenį. Taip, dabar matom monoblokas, 8 kW. Ir ką iš karto atkreipėm dėmesį, kad čia yra šaltnešis yra Freonas R290, čia naujas jau šaltnešis, jis dėl ko naujas, dėl to, kad jis efektyvus ir jis mažiau teršia orą, ta prasme, mažiau poveikį turi, kaip sakoma, ozonum sluoksniui. Tai šitas ekologiškesnis dujas, naujesnis, kaip sakoma, naujas ir gerų parametrų jis leidžia, kaip sakoma, pašildyti sistemai vandenį iki didesnės temperatūros. Tai dabar ką mes matom toliau, iki -25 gamintojas, ta prasme, garantuoja, kad iki -25 lauko temperatūros jis efektyviai veiks. Tai pas mus Lietuvoje -30, aš jau neatsimenu, kada ir buvo. Tai kad viskas tinka mūsų klimatui. Tai dabar žiūrim kainą. Tai 4720 eurų, gana gera kaina. Dar, aišku, galima papildomą nuolaidą gauti. Kai visada mes galime ir norim suteikti klientams, padaryti gerą kainą, gerą pasiūlymą, gerą aptarnavimą, gerą servisą. Ir dar viena iš tų pliusų yra, kad šią įrangą, jeigu, pavyzdžiui, dabar jūs statot namą, kaip sakoma, visur reikia pinigų ir ten įdėti,
ir yra galimybė per 3 arba 5 kartus išsimokėti, šią įrangą kainą. Iškart galima nemokėti visą sumą pinigų, bet galima dalimis. Ir tada nebus pabrangimą. Jūs dalimis sumokat, jums patogu, kaina lieka ta pati, o jums, kaip sakoma, jums nereikės iškart išleisti tik daug pinigų. Tai čia irgi, aš manau, labai geras pliusas, ką mes galim pasiūlyti jums. Tikrai galite pasinaudoti. Taip, po to čia priedai, kokie galima, prie jų galima, dasidėti vožtuvą su pavara. Tai čia vožtuvas su pavara reikalinga, jeigu pajunginėsit boilerį. Tenas, termostatų, kontaktoriai. Mes galim sukomplektuoti pagal jūsų, kaip sakoma, pagal jūsų norą. Tai o čia irgi per InBank galit įsimokėtinai, be pabrangimo, per kelis kartus sumokėti visą, apmokėti įrangą. Viską mes stengiamės kuo geriau klientui, kaip sakoma. Po to eina prašymas. Čia prašymas labai ilgas, mes stengiamės sukelti kuo daugiau informacijos naudingos klientui į mūsų puslapį, kad klientas galėtų palyginti su kita įranga, kad galėtų rasti, kaip sakoma, parametrus, techninis duomenys, kad kuo daugiau jis turėtų žinių, kuo daugiau jis galėtų suprasti, kokią būtent įrangą jis perka, kokie pliusai, kokie minusai. Aišku, čia minusų praktiškai nebėra, bet pliusų labai daug. Tai kad suteikti, kad žmogus nepirktų kažkokį, kaip sakoma, katiną maiše, kadangi tos techninis duomenys mes parodom, žmogus gali prieš perkant tą įrangą viską apskaityti, pažiūrėti, ką jis turi, ką neturi, kokių galimybių gali, kokių parametrų jis turi. Tai kad jūs galite tada pažiūrėti ir tikrai suprasti, kad ši įranga būtent jums labai tinka. Mes norim, kad klientas liktų patenkintas po pirkimo, kad jis būtų laimingas, jam būtų komfortiškai ir ateitų vėl pas mus pirkti kitą įrangą. Tai dar papildomai galima karšto vandens šildytuvą, kaip sakoma, įsigyti pas mus. Ir mes, čia mūsų, kaip sakoma, toks irgi didelis pliusas, kad instrukcijos mes įdedam savo puslapį, tai jeigu jums reikėjo papildomai kokią instrukciją, jūs nerandot dėžutį, ten knygutėj, tai galite užėti papildomai, yra failai ir galite paskaityti dar instrukciją papildomai. Tai kad sakau, naujas produktas monoblokas. Monobloko pliusas yra tame, kad visa įranga lieka laukia. Pas jūs viduje gali būti tik boileris, jeigu jūs norite būtent reikalinga karšto vandens, ir tada galite tik boilerį pakabinti, o daugiau jokios įrangos nebus pas jūs viduje patalpoj. Viską bus laukia. Ir kitas pliusas, kad pajungimas yra lengvesnis ir pigesnis, būtent monobloko, nei split sistemos. Dėl to, kad ir dėl šių, kaip sakoma, dviejų svarbiausių skirtumų, monoblokai labai populiarius Europai. Kitose šalyse, tokie kaip, pavyzdžiui, Vokietija, ten Austrija, Danija. Tai dėl to, kad ten ir brangesnis pajungimas, net brangesnis nei pas mus, ir žmogus, pajungiant monobloką, sutaupo pinigų pajungimai ir taupo vietos, kadangi Europoje irgi ne visi gyvena 300 kvadratinių metrų namuose, ypač nauji kokie katadžiukai, namukai, nedidelė šeima, tai jie žiūri apie 100 kvadratų iki 100 kvadratų kokią patalpą. Ir atskira katilinė kažkokia daryti, kad ten sudėti tos vidinius blokus, visą kitą, tai tikrai nelabai yra vietos. Dabar viską daroma kompaktiškai, kad, kaip sakoma, būti daugiau naudingo ploto. Tai kad siūlyčiau jums atkreipti dėmesį, kam būtent reikia įrengti šilumos siurblį oras vanduo tipo, ir laukiam jūsų užsakymų. Pas mus yra kontaktai, jūs galite, jeigu kažkas dar domina, parašyti laiškelį mums info@rentma.lt, mūsų elektroninis paštas,
arba paskambinti nurodytų telefonu, arba jeigu viskas jums aišku, galite iškart įsigyti šią įrangą. Šiuo metu įrangos turim. Tai vot, laukiam jūsų užsakymų. Iki sekančio karto. Iki.